Reikėtų išsirinkti specialistą, kuris specializuojasi jūsų klausimais. Tai jeigu turit problemą, sakykime, su nerimu, tai ieškokit specialisto psichologo arba psichoterapeuto, kurio pagrindinė darbo sritis būtų nerimas. Taip pat labai svarbu pirmo susitikimo metu su specialistu pajausti, ar jisai yra tikrai jūsų žmogus ir ar jaučiate saugiai dalintis su juo jums svarbiais klausimais. Pirmos konsultacijos metu pasiruoškit prisistatyti, su kokiais klausimais ateinat, kokias situacijas norėsit aptarti ar kokias problemas norėsit aptarti. Taip pat pirmos konsultacijos metu psichologas arba psichoterapeutas pasidalins savo darbo metodais, savo patirtimi. Taip pat aptarsite ir sudėtingesnės situacijas bei savo lūkesčius kartu su specialistu ir kokių rezultatų ateityje norėtumėte iš jūsų būsimų sesijų. Tyrimai rodo, kad ateinant į pirmąją sesiją, atvykstant į pirmąją sesiją pas specialistą labai svarbu turėti iš anksto numatytus lūkesčius, iš anksto numatytus klausimus bei išsikeltas problemas. Susitikimo metu būtinai pasiruoškite aptarti savo iškilusius sunkumus ar problemas kartu su specialistu, pasidalinti su juo, kokių rezultatų norėtumėte ir kokių lūkesčių tikitės. Taip pat pasiruoškit klausimus, kuriems būtų aktualesni ir kurie pagelbėtų užmegzti ryšį su specialistu, kad galėtumėte jaustis saugiai ir dalintis apie jautrias temas. Ruošiantis nuotoliniai konsultacijai svarbu apsvarstyti erdvę, kurioje jūs būsite, kai jungsite su specialistu. Taip pat labai svarbu turėti tinkamą įrangą. Tai būtų kompiuteris, telefonas ar planšetė su gera vaizdo kamera. Ruošiantis erdvę, apsvarstykit, ar galėsit laisvai judėti toje erdvėje, kurioje esate. Jeigu naudojatės telefonu ar planšetę, būtų gerai, kad būtų taip pat ir stovas, kad galėtumėt laisvai bendrauti su specialistu ir nors tiek sumažinti tokį jūsų atstumą. Kalbant apie erdvę, kurioje būsite, apsvarstykit, ar nebus pašalinių žmonių ar papildomų kažkokių tai šalutinių garsų, kurie jūs galbūt blaškytų. Tai vėlgi pamastykit apie tai, kad galbūt reikėtų naudotis ausinėmis. Kai skirsite laiką nuotoliniai konsultacijai ir mąstysit apie tai, taip pat pagalvokit apie laiką, kada nėra namiškių namuose, niekada nesijunkit iš darbo vietos, kad nebūtų pašalinių, kurie jūs galbūt girdės, klausys, ką jūs ten bendraujate ir negalėsit jaustis patogiai, atsipalaidavę ir saugiai dalinantis savo svarbiais klausimais. Ruošiantis pirmai konsultacijai visada kyla nerimas, nes susitiksit su jums nepažįstamu žmogum. Todėl labai svarbu, kad prisijungtumėt bent kelios minutės anksčiau ir pasižiūrėtumėte, ar jūsų technika veikia, ar veikia kompiuteris, ar yra tinkamas interneto ryšys. Taip pat kartais sukilus nerimui ir jauduliui mes pamirštam, ar ko norėtume paklausti, ar ką išgirstam iš specialisto, kažkokį tai atgalinį ryšį, todėl yra labai rekomenduojama turėti šalia savęs užrašų knygutę, kurioje galėtumėt pasižymėti savo svarbius klausimus ar svarbės mintis. Dar keletas patarimų, kurie padės jums jaustis patogiai ir saugiai konsultacijų metu. Tai susitikus su specialistu būkite atviri tiek, kiek galit. Nesijaudinkit dėl nepatogumų, nesijaudinkit, kad galit suklysti, specialistas tam ir yra, kad palydėtų jūs šitame procese. Taip pat labai svarbu pasižymėti namų darbus ir juos atlikti, jeigu žinoma tokius gaunate, nes susitikimai tarp sesijų, tarp konsultacijų taip pat yra toks terapinis momentas, kuris padės jums atsakyti į svarbius klausimus. Susitikimo metu su specialistu aptariant tam tikras temas gali iškilti įvairių jausmų, kuriuoms galbūt nebuvot pasiruošę. Todėl po susitikimo, po sesijos labai svarbu skirti laiko pasirūpinti savimi. Galima pasivaikščioti gamtoje, nors pusvalandį. Galima pakalbėti su savo artimais žmonėm įvairiom temam, nebūtinai aptariant tai, ką jūs ką tik kalbėjot, susitikę su specialistu. Galima pažiūrėti filmą, paklausyti muzikos, paskaityti knygą. Atraskite veiklas, kurios tikrai truputėlį jums padėtų pabūti su savimi ir pasiruošti kitam susitikimui. Mūsų psichologai lauks jūsų nuotolinėse konsultacijose Pokyčių namuose.